Sveiki, visos įmonės susiduria su darbuotojų atranka ir supranta, kad darbo sutartis ar darbo pasiūlymas yra vienas iš svarbiausių dokumentų, ieškant naujų darbuotojų ir atrenkant tinkamus kandidatus. Prieš skelbiant laisvą darbo vietą, personalo atrankos specialistai turi žinoti reikalingo kandidato paieškos kriterijus, kurie dažnai būna skirtingi. Kiekvienu atveju darbo pasiūlymas gali keistis. Gali būti siūloma didesnė alga, tos pačios specialybės kandidatui kitame mieste, tiek ir nuo sezono, kai yra darbuotojų trūkumas. Ar galima tos procesus suvaldyti lengvai, nenaudojant primityvių rašymo įrankių? Tikrai taip. Nuo šiol kandidato atranką valdyti yra paprasta, o išsiųsti jiems darbo pasiūlymus yra labai lengva. Ir šiame video būtent tai ir parodysiu. Naudosiu charitim.lt sistemą, kurioje visi personalo atrankos procesai yra automatizuoti. Charitim internetinėje svetainėje prisijungiu per savo verslo paskyros. Prisijungus matau savo kontaktų sąrašą, kurių duomenų bazėje turiu kelis tūkstančius. Virš sąrašo yra kategorijų juosta. Pagal kategorijas galima filtruoti kontaktus. Paspaudus ant kandidatai, sąraše liko keli šimtai kandidatų. Po kategorijomis kandidatų sąrašą galima papildomai rūšiuoti su etiketėmis. Etikečių turiu visokių, ilgalaikiai, tokių turiu 90. Trumpalaikiai, tokių turiu 15. O iš skelbimo etiketės turiu daugiausiai kandidatų – 150 ir be etikečių – 200 kandidatų. Yra ir kitas būdas atrinkti kandidatus, daug efektyvesnis ir patogesnis, kurį aš noriu jums ir parodyti. Keliauju į projektai. Kad sukurti naują projektą, spaudžiu pridėti projektą. Projektą pavadinsiu Darbai Vokietijoje. Kam skirtas projektas, parinksiu klientą. Pažymėsiu kitą adresą ir į laukelį įrašysiu Vokietiją. Toliau projektų viršuje yra laukeliai – apibūdinimas, failai, grafikas. O man reikalinga karjera, ant kurios ir spaudžiu. Projekto karjeroje galime nustatyti ieškomą kandidato kriterijus, kad sistema kandidatus surastų už mane. Pridėsiu specialybė – mechanikas. Vairavimo kategorija – B. Kalbos – lietuvių kalba C lygiu, vokiečių kalba B lygiu. Tiek kriterijų man užtenka, spaudžiu išsaugoti. Po išsaugojimo projektas atsirado sąraše. Kad peržiūrėti projekto karjerą, spaudžiu ant projekto pavadinimo ir projekto viduje ant karjera, kuri yra paskutinė kategorijų juostoje. Matau, kad sistema surado 15 kandidatų, kurių kriterijai atitinka mano nurodytus. Galime nustatyti, nuo kada iki kada išsaugotus kandidatus rodyti sąraše. Nustatau per paskutinį mėnesį ir sąraše liko tik 5 kontaktai. Nereikalingus kandidatus galima pašalinti ranka, paspaudus ant mygtuko daugiau ir tada pašalinti. Dabar liko tik 4 kandidatai. Taip sistemos projektuose atrenkami kandidatai. Kandidatai atitinkantys projekto kriterijus nuo šiol atsiras projekto karjeroje. Dabar kandidatui galiu sukurti darbo pasiūlymą, paspausti ant kortelėje esančio mygtuko daugiau ir sukurti įdarbinimą. Atsirado darbo sutarties pasiūlymo kūrimo langas. Ekrano dešinėje pavyzdys, kaip atrodo siunčiamas PDF dokumentas. Jame matau laukus, kuriuos reikia užpildyti, kad sukurti darbo pasiūlymą. Laukelyje darbuotojas kandidatas jau yra įkeltas kontaktas. Žemiau matome darbo sutarties kortelę, ant kurios paspaudus galima išskleisti ir suskleisti darbo sutarties informaciją. Padėties laukelyje reikia įvesti, kokias pareigas darbuotojas užims. Po to reikia įvesti darbo užmokestį. Laukelyje atlyginimą galima įvesti fiksuotą mėnesinį arba valandinį suminį. Į mėnesinį rašau 2000 eurų į rankas ir matau, kad atlyginimo skaičiuoklė apskaičiavo ant popieriaus lauko automatiškai. Paspaudus ant atlyginimo laukelio, žemiau matome išsamią atlyginimo informaciją. Reikia nustatyti, ar darbo sutartis terminuota ar neterminuota. Galite pasirinkti bandomąjį laikotarpį, parinksiu 3 mėnesius bandomąjį laikotarpio. Pasirinkame, kuriai darbuotojų grupiai priklauso. Papildomas pensijos kaupimas. Čia galite pasirinkti, ar bus skiriamas papildomas pensijos kaupimas darbuotojui. Visą etatų ekvivalentas, kuriame galite nustatyti, kokiu etatu jūsų darbuotojas dirbs. Apskaitinis laikotarpis, nuo kurio priklauso, kiek darbuotojų išdirbus, bus skaičiuojami viršvalandžiai. Darbo dienų per savaitę. Paliksiu standartinį – 5 dienas per savaitę. Darbo dienos. Galite pasirinkti kelintadieniais ir kuriomis savaitės dienomis darbuotojas dirbs. Maksimalus darbo valandų skaičius per dieną. Palieku standartinės valandas 12 valandų per dieną ir maksimalus darbo valandų skaičius per savaitę. Palieku 48 valandas per savaitę. Langelio apačioje yra pasirinkimas, kokia kalba bus siunčiamas dokumentas darbuotojui. Dabar galime išsaugoti ir siųsti sutartį.
Po išsiuntimo visiems kandidatams bus nusiųsti darbo pasiūlymai. Darbo sutartys bus matomos pagal būseną projekte. Taip pat visus darbo pasiūlymus galima matyti meniu juostoje paspaudžiant HRMS. Čia yra sąrašas darbo pasiūlymų, su kuria vykdoma darbuotojų atranka ir įdarbinimas.